didelę gyvenimo dalį aš dirbau su jaunais žmonėmis. O šiuo metu mano darbas yra labai aktyvus ir taip pat remiu jaunus žmonės, kuriems padedu, aiškinu, mokau, parodau savo gyvenimo patirtį. Aldona Mikalauskienė, gimusi praeito amžiaus 4-ame dešimtmetyje, kaimelyje netoli Vilniaus, tiesiogiai patyrė vienus didžiausių pokyčių Europoje. Nors gyvenimo aplinkybės keitėsi, ji išsaugojo tvirtą charakterį ir pareigos jausmą savo bendrapiliečiams. Būdama kvalifikuota buhalterė, dabar ji vadovauja savo įmonei Lietuvos sostinėje, moko ir įdarbina jaunus žmonės bei padeda savo klientams plėtoti verslą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis. Speciali pagyvenusiems žmonėms skirta IT mokymo programa, kurią iš dalies finansavo ES per Europos socialinį fondą, padėjo Aldonai modernizuoti savo verslą, paspartinti darbą naudojant naujausią įrangą, programas ir interneto paslaugas. Šiandien naudojama daug naujų darbo priemonių ir naujų technologijų. Naujų technologijų pagrindų buvo paruošti kursai ir tuose kursuose aš įgijau labai daug patirties ir naudoju ateityje. Ir šiuo metu dirbu su naujomis tik tai technologijomis.